Čia kvietimą galima buvo gauti per vieną savaitę. Tai dar kartą parodo, kad ne tie, kurie kažkada užsiregistravo, turi visas galimybės. Kad kiekvienas iš jūsų turi lygias galimybės ir gali viską padaryti. O laimėtojo šio iššūkio, jau išdavė, kad yra laimėtoja. Tai tikrai aš tikiu, kad tai yra asmuo, kuris stengiasi, kuris darė, kuris padarė viską, kad laimėt. Buvo konkurencija, tikrai galiu pasakyti, kad buvo 3 žmonės, kurie buvo labai tolygiai, nes jeigu taip trumpai, tai reikėjo per savaitę užregistruoti daugiausia naujų žmonių, kurie pateiks daugiausia užsakymų. Taigi surinks daugiausia taškų iš naujų registracijų. Tai tikrai kovojo ir Latvija, kovojo ir Lietuva, kadangi mes esame viena FMURT Baltija atstovybė, tai turime vieną kvietimą. Ir to iššūkio laimėtoja yra mūsų lyderė, kurios vardas yra, kas dabar galvoja, kad tai aš? Taip, žiūri, jūsų veidus, kas galvoja. Gerai, netempsiu gumos. Taigi, nuoširdžiausiai sveikinam ir kvietimą į 21-asias FMURT metines noriu įteikti Kamilei Ratkuvienei.